Сегодня отправляется последний эшелон полка и последний эшелон дивизии. Geras kaimynas jis visuomet geras, jeigu jis yra prognozuojamas. Ir tas klausimas visuomet lieka. O kaipgi toliau mes gyvensim ir mūsų gyvenimas nuo ko priklausys? Ar mes apsiginkluosim iki dantų? Ar mes elgsimės kaip tik kitaip? Kokie vyks procesai apskritai šitoj Europos daly? Narody porządkują swoje stosunki w różnych dziedzinach. Broliškos tautos tvarko savo santykius įvairiose srityse. Kierujemy się przede wszystkim ku przyszłości. Pirm viso kreipiamės į ateitį. Chcemy sobie nawzajem pomóc, wtedy Norime nam pomogą tarpusavy inni. padėti. Aš išreiškiu labai didelį pasitenkinimą, kad per pastaruosius metus santykiai tarp dviejų kaiminių valstybių, kurias jungia šimtmečių istorija, pasidarė nepalyginamai geresni, aš juos drįstu pavadinti, kad jie dabar yra tikrai geri. Sako, Baltijos valstybės, trys sesės, dar nepriklausomybės pradžiai. Labai daug tikėjomės iš tos draugystės. Praėjo 8 metai, daug laiko. Ir dėja pastaruoju metu, kada tikrai išbandymai atėjo, narystė Europos Sąjungos, pretenzijos, taip sakant, tapti nariais, pasiruošimo lygis, vertinimas, kiekvienas veržiamės atskirai. Ir tik belieka tikėtis ir viltis, kad ateityje vis tik mes geriau suprasim vienas kitą. Kad mes nebūsim rungtyniaujančios sesės, o draugaujančios. Mielas jubiliate, jūsų sūnaus dabar Lietuvoje nėra, tai mes jo bendradarbiai norim jūs pasveikinti. Atrišti juostą, kaip priklauso, ir palinkėti viso ko geriausio.
Mūsų šis susitikimas jis iš tikrųjų yra labai svarbus ir mes patikrinom savo aspiracijas, savo norus ir išdėstėm visiškai konkrečiai. Ir manau, kad prezidentas Clintonas ir kiti dalyvavę šitam pasitarime suprato, kodėl mes taip stengiamės, kad mūsų regione būtų taika ir būtų panaudotos visos priemonės, kad tą taiką galima būtų užtvirtinti. Mūsų santykiai su žydų tauta, su Izraelio valstybe gerai yra žinomi. Tai buvo tam tikras lūžis mūsų santykiuose. Mes nemažai padarėm per visus šitos metus, kad suprastume vienas kitą. Tauta tautą suprastų, valstybė valstybė. Nes čia yra žydų visuomeninės organizacijos visam pasaulyje labai aktyvios. Ir vien tik santykiai su Izraelio valstybė tai yra tik tam tikra dalis šitų santykių apskritai su žydų tauta. Šioje tribūnoje, kurioje yra stovėję daugelio pasaulio valstybių vadovai, pačioje jūsų istorijos ir valstybės širdyje, aš, Lietuvos prezidentas, lenkiu galvą prieš daugiau kaip 200 tūkstančių nužudytų Lietuvos žydų atminimą. Susitikimo buvo labai daug. Per visą mano prezidentavimo laikotarpį vis tik tai virš 45 kartų teko pabuvoti įvairiose valstybėse. 45 valstybėse. Tai štai aš manau, kad vienintelis kelias ir pats turbūt rimčiausias tai yra vis tik ieškojimas visų būdų, diplomatinių būdų, kad tie santykiai kaip tik būtų grindžiami ir pagarba, ir skaitymus viens su kitu, kad nebūtų avantiūristinių sprendimų nei pas mus, nei pas juos. Negalime visą laiką žiūrėti iki kitus. Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, matyti save. Nėra valstybė šiandien didesnės bėdos, kaip mokesčių nemokėjimas, vengimas visais būdais mokėti mokesčius. Pirmas dalykas. Antras dalykas - piktnaudžiavimas savo tarnybinę padėtį. Du dalykai. Ir jeigu mes šito nesugebėsim perlaužti, šitos padėties ir ją padaryti kitokią, tai mes visi vargšai būsim. Ir aš manau, kad po šios dienos tokio rimto pokalbio, po mėnesio mes vėl susirinksim. Ir išgirsim, ką jūs nuveikėte atskirų tarnybų vadai per šitą mėnesį. Tonomis gabenamas spiritas į Lietuvą. Pardavinėjamas kur nori Lietuvoje. Už litrą spirito 10 litrų. Pilna. Tai iš kur jis atsiranda, kai jis iš dangaus nukrenta šitas spiritas? Upeliais teka. Iš kur jis atsiranda Lietuvoje?
Kur mūsų policija yra? Argi absoliučiai niekas nieko nemato? Mes negalim antrus metus iš eilės drebinti visą mūsų valstybę. 400 000 žmonių gauna atlyginimus iš biudžeto. Jūs taip pat visi čia sėdintys. Ir aš taip pat. Ir štai tie 400 000 žmonių turi gauti atlyginimus. Jie turi gauti tą atlyginimą, kuris irgi nepatenkina. A kur pensininkai, a kur sodra, mokesčių mokėjimas, o lygiai greta ir draudimo fondą, socialinio draudimo. Mes šiandien pensijų niekaip negalim padidinti. Didžiausias nepasitenkinimas žmonių. Jūs manot, kad taip įvyks, kad jeigu prasiverš šitie nepasitenkinimai, taip ramiai mes sėdėsim šitoje arba kitoje salėje? Taip nebus. Prezidentas sutarėte dėl kažkokios tai vieno sprendimo? Prezidentas palieka prie savo nuomonės, numato rašyti dekretą, buvo siūloma man rašyti pareiškimą, ir ką aš pasakiau savo tą pačią nuomonę, kad aš to neketinu daryti. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 5 punktu, teikiu ir prašau Seimo pritarimo atleisti Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Adolfą Šleževičių iš pareigų. Teikiu Jums, Lietuvos Respublikos Seimui, pritarti Lauryno Mindaugo Stankevičiaus paskyrimui Lietuvos Respublikos ministrų pirmininku. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 4 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Gedimino Vagnoriaus teikimą, tvirtinu tokios sudėties Respublikos vyriausybę. Stebuklų nevyksta. Nei valstybė, nei tautoje, nei visuomenė. Visą tai atsiranda palaipsniui, ir žinote. Mane kritikavo žingsnis po žingsnio, tik šitaip visuomenė tobulėja ir formuojasi, valstybė, žingsnis po žingsnio, ir kaip matom, šitaip ir vyksta viskas. Kiekvienais metais mes ką tai padarom, žingsnelį pažengiam, ką tai galim pamatyti, apčiuopti. Ir visą tai priklausys nuo mūsų visų, nuo tų partijų lyderių, nuo politikų, nuo vadovų. Ir kaip mes toliau gyvensim, tai čia kadencijos nauji rinkimai, nauji rezultatai. Ir štai tie asmenys, kurie tik nori būti, tai yra per mažai. Turi būti ir asmenys, kurie sugeba ir jaučia visą šitą atsakomybę. Štai tada bus gerai. A vien tik tai politinės ambicijos, politinės karjeros darimas. Ir manoma, kad tai yra rezultatas, kuris naudingas valstybė yra. Jokių būdų negaliu sutikti. Atostogos, kada toks geras oras kaip čia Nidoj, tas peizažas nepakartojamas. Na, užsienį važiuoti man įdomu. Tiek, kiek reikia tarnybiniais reikalais, tai aš važinėjau, bet poilsį tai vis tik tai Lietuvoje bevelyčiau.
kepurę sunkiai sulaikyti. Prezidentui gali nupūsti vėjas, bet žirgas jau bėga tikrai greitai. Finišuoja Respublikos prezidentas su žirgu grožą. Algirdas Brazauskas. Vieną minutę tik kepurę praradau. Matot, yra du dalykai. Yra iš vienos pusės prezidentas, tai yra tam tikra valstybės vadovas, tam tikros, taip sakant, dėmesys jam, pagarba šitam asmeniui ir visa kita, kai kam tą savimeilį labai glosto, visa tai. Yra kita pusė atsakomybės pusė. Ir žiūrint, kas nusveria. Jeigu tu negalvoji apie tą, arba galvoji mažiau apie tą atsakomybę, rezultatą ir pasiekmes tavo veiklos, o tu galvoji apie tą, taip sakant, karūną, tai labai lengva prezidentauti. Tada lengva. Ir galėjai prezidentauti, kaip sako, studentauti, prezidentauti ir panašiai. Negaliu šitaip, aš negaliu šitaip. Man dėl to ir yra matyti sunku. Tai kiekvienas dalykėlis tai pergia, tai ten siena, tai finansai. Tai sugriuvo, tai bankrutavo, tai žmonės liko be darbo, tai bedarbystė, tai pensijos mažos, tai žmonės neturi iš ko. Visa tai kaupėsi kiekvieną dieną, visa tai negali jokių būdų šitą. Ir koks atsakomybės jausmas, daugelis kitų, čia, žinoma, viskas susideda. Tave čia daugiau spaudžia, slegia, tai tu apie šitą karūną neturi kada galvoti. O štai čia tada iškyla klausimas. Ar lengva būti prezidentu, ar sunku? Ir aukštutinė pilis, ir žemutinė Vilniaus pilis, tai mūsų istorija. Ir aš su daugeliu nesutinku, kurie mano, kad nereikia nieko daryti. Ir tai mane stebina. Aš manau, kad kuo greičiau reikėtų atstatyti valdovų rūmus ir aš labai pastangų daug dėjau. Ir padėjau, kiek galėjau. Ir šiandien mes jau galim džiaugtis. Didžiuliai darbai atlikti, archeologiniai tyrinėjimo darbai, valdovų rūmų teritorijai. Ir reikėtų greičiau atstatyti. Ir aš lieku tvirtai šitos nuomonės. Žinoma, dabartinė prezidentūra Daukanto aikštėje rūmai liks amžiaus. Ir jie labai gerai sutvarkyti, ir ten nereikia abejonių, kad jie galės ilgai tarnauti mūsų valstybę ir reprezentuoti valstybę. Ir štai visas tas ansamblis architektūrinis, kuris baigiamas tvarkyti, aš manau, greitai jis bus baigtas. Toks, žinot, kultūrinis, dvasinis, religinis centras. Ir čia pat prezidento darbo vieta, prezidento rūmai.
mano darbo kambarys. Aš čia sėdžiu kiekvieną dieną iki vėlyvo vakarą iš ankstyvo ryto. Čia aš dirbu visas mano smegenis šitam kambarį. Если тащите čia, yra tašyti. Viskas yra. Nu tai su Dievu. Su Dievu. Ačiū Tom. Ačiū Tom, mano geras ir viskas. Sėkmės tau. Ten, kur slinko gelsvos, rausvos būrės, lieka aukso vien siaurutė juosta. Atsivers nakties žvaigždėtos durys, greit laivelį ras tylų uostą. Lietuvos santarvės fondo žmonės per 4 metų padarė mažą stebuklą. Širdyse ir lūpose apgyvendino meilę, toleranciją, santarvę. Tikiuosi, kad ilgam, nes pajutę jų jėgą, tapom šviesesni. Santarvės žmogaus metų diplomas Jo Ekscelencijai Algirdui Brazauskui, Lietuvos Respublikos prezidentui, už santarvės dvasios Lietuvoje išaukštinimą. Geras kaimynas jis visuomet geras, jeigu jis yra prognozuojamas. Jeigu jis yra nuosaikus, nuoseklus, jis nesiblaško, tai tada viskas gerai. Tai štai aš manau, kad vienintelis kelias vis tik ieškojimas visų diplomatinio būdo, kad tie santykiai kaip tik būtų grindžiami ir pagarba, ir skaitymus viens su kitu, kad nebūtų avantiūristinių sprendimų nei pas mus, nei pas juos. Kokį svorį mes ten turėsim, tą bendradarbiavimą ir tokios konferencijos, kai mes čia buvom organizavę, kur dalyvavo 11 valstybių prezidentai, tai buvo pastangos kaip tik tokio pasitikėjimo vienas kitų įtvirtinimo.